chebryte. Nu ką, pradedam po biškį jau kelionę. Turim šiandien didelį iššūkį, kadangi artėja audra. Audra Vilniuje turėtų prasidėti apie 11-12 valandą, kiek žada prognozės šiuo metu. Ir debesis eina iš Klaipėdos pusės maždaug į Vilniaus pusę. Tai gaunasi, kad aš turiu greitai prašokti Kauną, pasukti į kairę ir pabėgti nuo debesų. Tai šiandien tokia užduotis. Tai šiandienai čia svarbiausias dalykas, kad man nepatekti po lietum, nes tada bus linksma. Turiu striukę, turiu kelnes nuo lietaus, bet vis tiek aš kažkaip netikiu, kad man tai padės. Vis tiek būsiu šlapęs visas. Gerai, chebryte, tai varom užsipilti. Auksinė motociklininko taisyklė, kai matom degalinę, iš karto užsipilam. Gerai, pilnas su kalniuku. Taip. 7. Sveiki, 7 kolonėlė. Ačiū. Visa. Taip, fiksuojam, kiek užsipylėm. 4 litrai ir 3. Ir 4. Tai va, pažiūrėsim, kiek mums reikės 2000 kilometrų. Gerai. Tai va, chebryte, ilgai mąstau, per kur važiuoti, bet gaunasi taip, kad jeigu važiuosiu per Kauną, per autostradą, tai daugiau šansų, kad pateksiu per lietų. Tai galvoju per Alytų, gal per apačią Lietuvos važiuoti. Šiek tiek galbūt ilgiau gausis, bet didesnė tikimybė, kad apsieisim be lietaus. Nes šiaip lietuviška prognozė rodo, kad aš apskritai neturėsiu lietaus, kad aš per tokį tarpą važiuosiu. O Vindį žiūrėjau, rodo atvirkščiai, kad visas debesys jis toks ilgas per visą Lenkiją, tai vat nuo Kauno iki Varšuvos man nuolat lys. Bet čia kokią 12-1 valandą. Dabar mes turim kiek? Be 15:08. Tai va, reikia šiandien šiek tiek paskubėti. Bet čia, chebryte, jūs neįsivaizduojat, ant kiek nepasisekė su orais. Visą savaitę saulutė šviečia, viskas gerai. Nes vakar visa Lietuva gavo pranešimus į telefonus, kad šiandien baisi audra, kruša, uraganas, dėvė, ko ten tik nebus. Tai va, tai ant tiek tokia maža tikimybė ir sutapo, kad būtent audra artėja tą dieną, kai išvarau. Košmaras. Tai koks šiandien planas? Šiandien planas labai paprastas. Kuo greičiau pasiekti Varšuvą. Čekinas pas mane parašyta 3, nežinau, dar neskambinau, galbūt gausis ir anksčiau. Bet jau 3 valandą pils lietus, tai man gerai būtų 1 valandą kokią atvaryti ir užsičekinti. Tada būtų tobula. Buvo idėja Varšuvoje susitikti su vietiniais ir prasiliekti kur nors po Varšuvą. Bet gaunasi taip, kad mums orai tikrai neleista padaryti. Tai Varšuvoje be stiprios veiklos. Aš įsivaizduoju, jeigu būčiau su automobiliu ir dabar reikėtų išvažiuoti iš Vilniaus, oi tai čia užtrukčiau valandą ar pusantros. Baisu, kas darosi. Dar dirba žmonės. Nors jau darželio mokyklų sezonas baigėsi, bet vis tiek nemažai dar čia tų mašinų. O dieve. Tai vis dėlto, chebryte, nusprendžiau važiuoti per Alytų. Nors ten keliukai netokie geri, greitis netoks didelis, iš kitos pusės labai greitai važiuoti ir negaliu. Pas mane 120 toliau jau nepatogu, vėjas pučia. Tai va, važiuosim pro Alytų, pro apačią. Na jau turbūt chebra matosi iš priekio, kas darosi, koks oras laukia mūsų. Jokios šviesos, tik tamsa. Baisu. Ulala, nepralysiu.
Уля-ля, 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 уля-ля. А, пиздец. Taip, dėl viso pikto pajungsiu navigaciją, kad man čia nepasiklysti kartais dėl viso pikto. Nu va, 470 km, 6 valandas rodo. O dieve, kiek daug. Ką chebryte, artėjam prie trasos. Ten, manau, nieko įdomaus tikrai nebus. Jeigu bus, prisijungsiu, parodysiu kokių gražių peizažų, jeigu tokių bus. O dabar susitiksim su jumis, kai jau sustosiu kur nors. Alytus, 94 km. Važiuojam. Na, chebryte, žiūrėkit, Kauno pusė, kaip atrodo. Ten tai pyščias, o čia dar pusė velnio. Taip pat mūsų tikslas greičiau negu debesis eina važiuoti. Bet dėja, šiuo metu vidutinio greičio matuoklis 10 km, tai turim važiuoti iki 100. Nu ką, chebryte, artėjam prie didelių debesų. Man tai labai nepatinka. Bet debesis tai kosmosas. Wow. Nu ką, žiūrėsim, kaip mums seksis. Važiuojam toliau. Oi chebra, kaip man tai nepatinka, kažkaip labai greitai tas debesis, jūs tik pažiūrėkit į šitą košmarą. Ir aš tiesiai tą debesį ir važiuoju, eina sau, pizė. Viskas chebra, žopa, pradeda lyt, taip greitai to netikėjausi, bet viskas. Čia jau mes nieko nepadarysim, reikia rengtis, eina sau, taip greitai. 100 km max pravažiavau, nedaugiau. OMG ir degalinių priekyje nieko kol kas aš nematau. Nu čia crazy, guys, čia crazy. Blemba kuprinė. Eina sau, eina sau, eina sau. Kuprinę reikia po apačio dėt, beveik. Bet taip staigiai, eina sau, jūs nepatikėsit. Važiuoja, važiuoja, gerai, gerai, gerai. Bam, viskas, amen. Taip, reikia striukės liet greičiau. Ajajaj, ajajaj, ajajaj. Kaip čia greitai viskas blogėja. Oi chebra, labai, labai blogai. Aš net nežinojau, kad mano kuprinė vos po striukę telpa. Pizė. Pizė, chebra, pizė.
Taip, gerai, čia gerai, čia gerai, gerai, čia, taip, taip. Jo, chebra, dar tokiom sąlygom nesu važinėjęs. Bet svarbiausias dalykas, kad krušos nebūtų. Nes jeigu bus kruša, tai aš nežinau, tada baisu. Bet, man kiek nepasisekė su orais. Eina sau. Blogai. Džiugina nors vienas dalykas, kad nėra šalta. Nes jeigu dar būtų šalta, tai čia būtų pyta. Bet keista. Atrodė toks juodas debesis tamsus, uždengė ir šviesų pasidarė. Vat šito nesuprantu. Šiek tiek iš tikrųjų ir gąsdina. Nu, bet žiūrėsim. Bet ačiū Dievui, nors man striukė užsisegė. Nes su kuprinė vos užsisegė. Na čia jeigu teks tokiam sąlygom važiuot dar kiek čia 400 km, tai be komentaro, chebra, be komentaro. Nu bent jau moco nuplausim, nes jau neplautas turbūt savaitę. Dabar turbūt artimiausia degalinė Lazdijuose. Tai Lazdijuose gal sustosim degaliniai ir pasižiūrėsim, kokia situacija su orais pas mus. Mums teko kažkiek laukti, ar ne. Nors liko dar 30 km. Čia kažkoks mažas miestelis, net nepastebėjau koks. Žodžiu, debesis atrodė daug baisiau. Palijo ir okei. Tai nėra taip baisu. Svarbu, kad nebūtų krušos. Rampeliau. Aš, chebra, pastebėjau, kad per kažkokį ne tą aš kelią važiuoju. Bet jau nieko nepadarysim. Kažkur ne tas buvo posūkis. Tai tikriausiai toj vietoj, kur mes link Trakų važiavom ir buvo posūkis dešinė kairė. Tai va ten turbūt kažkas, tai turbūt ten kažkur aš net pataikiau. Žodžiu, važiuojam. Noriu pažiūrėti, patiksinau chebra kelią, tai iš karto kažkodėl į Varšuvą man telefonas nusistatė per Augustovą, tai dabar nustačiau per Suvalkus, kelias stipriai nepasikeitė, tiesiog kad į Augustovą nevažiuosim. Bet, kažkodėl mes čia ratais kvadratais važinėjom. Jo, žinokit, chebra, šiek tiek mes ne to keliu važiavom, žodžiu, pasiklydom, kai sukom, man atrodo, per daug kilometrų, ko mums nereikėjo. Tai va, tai išvažiuosim į Lazdijus ir tada jau važiuosim normaliu keliu. Tik matau, dar vienas debesiukas mūsų laukia. Linksma nieko. Oi, tu su! Nu viskas, chebryte, pagaliau mes Lazdijuose. Dabar greitai iki Suvalkų, o toliau linksmybės vėl prasidės. Pizė. Bet kažkaip prognozė ne viena gerai neparodė. Mateo LT rodė, kad išvis per sausą asfaltą važiuosiu visą kelią, o Vindy rodė, kad apie 1 valandą pateksiu į lietų. Tai va, dabar dar 10 nėra, o jau per lietų senai pravažiavom. Tai va. Chebra, čia pizė. Aš šiandien visais blogiausiais keliais varau, aš neįsivaizduoju. Kur ta navigacija veda? Pizė. Be komentarų, nu. OMG. Tiesiog negaliu. Man jau kantrybė baigės. Chebra, žinokit, prakeiksmas. Bet pagaliau išvažiavau į tą kelią, ant kurio reikia. Į Seinus važiuojam. Pagaliau. Tai 20 km šiaip prisukau. Ten atgal kažkur, neaišku kur. Oi, viskas, chebryte, užvažiavau į degalinę, užsipilsim dar, nes pas mane tik gryni, dėja, tai reikia užsipilt dar.
Oho, dar 9 litrai. Cink, cink. Sveiki, trečia kolonėlė. Ačiū visą. Taip, pažiūrėsim orus, ką ten pas mus žada, kas pasikeitė. Lys ar nelys ir kur ir kada. Palauk, dabar 10. Dar turim valandą, 2, 3. Oi. Nu, supratau, nėra ką žiūrėti, tiesiog reikia imt ir važiuot. Va tik kelio remonto mums dar trūko. O dieve tu mano. Hebra, šiandien ne mano diena visiškai. Jau turbūt blogiau būt, negu jau buvo ir būt negalėjo. Man svarbu bent jau iki Lenkijos, vat į Lenkiją pataikėt, nes man kažkaip šiandien sunkiai sekasi į Lenkiją išvažiuoti, nežinau. Ratais, kvadratais visur aplinkui, bet tik ne į Lenkiją pas mane keliai veda. Viskas, Lenkija, o dieve tu mano. O dieve, pagaliau. Viskas, dabar bent jau kelias bus adekvatus. Blemba, reik pakeisti pinigų, nes be pinigų labai bus blogai. Tik vat įdomu, kaip čia kursas? Nieko nerašo. Koks kursas Intike? Pažiūrim. 4,34. Ну, pažiūrėsim, ką jie pasiūlys. Witam. Dzień dobry. Miniacie euro na złote? A jaki kurs u was? Ile jest? 4 czy 4? Chyba. Dziękuję. Do widzenia. Viskas, dabar ramiai galim važiuot. Dabar jau tikrai viskas. Lekiam ir lekiam. Nu ir ką, stabdys mane policija ar nestabdys? Bet kol kas, kiek matau, oras visai atrodo neblogas, kol kas bent jau. Tai gal stengtis laikyti man greitį kokį 100 kem, kad man greičiau pasiekti tą Varšuvą šiandien ir bus ramu. Jau rytoj lygtais gerą orą žada. O kaip, su migalkiam stovi, ko jie čia taip su migalkiam stovi? Stop. Nu, lygtais nestabdo. Niekam aš neįdomus. Iki Varšuvos turim 311. Važiuojam. Taip, Hebra, ir gyvenam. Mums kiekviena minutė brangi, o mes dabar stovim ir laukiam. Kelio remontai vėl. Pyse. 274 km liko. Labai jau norisi į greitkelį išvažiuoti greičiau ir viskas tiesiai, kuo greičiau į Varšuvą. Viskas, Hebra, jau Augustovas, liko dar 200 km, 3 valandos 30. Bet kas džiugina, kad saulutė šviečia, tai super. Kad būtų taip iki pat Varšuvos, bet tikrai nebus. Manau, paskutinis 100-105 km tikrai per Lietuvą važiuosim. Atvažiavam į Lenkijos miestelį Grajevą. Oras kol kas geras, tik kad jaučiasi labai stiprus vėjas prieš mane. Tai važiuoju ten, pavyzdžiui, 110, o jaučiasi kaip 100 kem. Na, o aš važiuoju 130-100 kem, nes noriu kuo greičiau pasiekti Varšuvą, nes man jau ten siunčia naujienas draugai, kas ten vyksta, kokie škvalai. Medžiai krenta, o dieve, nelabai norisi pataikyti ant tokio škvalo. Tai va, iki mano apartamentų liko tik 215 km. Nei daug, nei mažai. Lekiam toliau. Žodžiu, palyda iki pačios Varšuvos, palydės mane. Tikiuosi, baudos neišrašys. Aš taip gerai važiavau pro visas mašinas, o dabar bijau, kad nenubaustų. Nežinau, galima Lenkijoje, negalima, neįsivaizduoju. Lemba vėjas, žinokit, kosmosas. Pučia žiauriai stipriai. Labai bijau papulti į tą audrą. Nedaug dieve. Dabar tokį kamštį pravažiavom. Eina sau. Turbūt 15 km visi beveik stovi. 2-3 km per valandą važiuoja. Ačiū Dievui su mūsų. Su mašina tai čia būtų, nežinau, 1,5 valandos turbūt. 10 km pravažiuoti. Na viskas, dėl viso pikto paskutinį kartą pilamės
ir viskas tiesiai į Varšuvą. Ir turbūt takumą reikia GoPro pakeisti jo. Dar 10 litrów. Dzień dobry, 10. Dziękuję. Do widzenia. Viskas užsipylėm, hebra. Užsipylėm su nuotykiais irgi. Žodžiu, kai baką atidarinėjau su raktu, sulanksčiau tą raktą ir negalėjau užkurt. Ir ką jūs galvojat, koks sprendimas man pasisekė. Aš su savim turėjau tą atsarginę. Tai jeigu atsarginę neturėčiau, aš nežinau, ką aš daryčiau tada. Čia būtų a lot of fun. Ne taip ilgai ir užtrukom, iš tikrųjų. Gal 10 minučių, bet akumą pakeitėm, užsipylėm ir skrendam toliau. Blemba, nuduok Dieve, kad nepapult į jokią audrą šiandien. Čia mano maža svajonė šiandien. Gerai, aš lėkiu toliau. Nu ką, hebrytė, pagaliau Varšuva! Ura! Dar šiek tiek kamščių pravažiuot ir manau galima net persirengt, nes aš dar su striuke, su neperšlampom kelniam, tai man biški karšta, kaip pirty dabar jaučiuosi. Nes dabar lauke 29 ar 30, labai karšta, bet svarbu nelyja, čia svarbiausias dalykas. Ojojojojoj, o Dieve, kaip man kojos skauda jau. 13 kilometrų mums dar liko. Nu ta tai blėt nemato, nu pasislinkt negali, blėt. Negaliu. Čia jums ne Vilnius, čia biški kamščiai didesni. Blemba, iš tikrųjų jau ir šikna skauda. Ir valgyti jau noriu, visko jau noriu. Jau nekantrauju davažiuot ir kažkur atsisėst, išgert ko nors, nes aš va iš ryto pavalgiau, 7 gal. Kavos išgeriau, viskas, daugiau nieko. Nuolat skubėjau, ko greičiau pasiekt Varšuvą. Aš įsivaizduoju, jeigu taip su mašina važiuot į Varšuvą, taip, tai kiek kamščių šiandien reikėtų perstovėti, aš nežinau. Tas 3 valandas tai tikrai vien kamščių. Čia ir galo nesimato. Kamštukas. Ohoho. Čia atrodo labai baisoka, bet važiuojam. Čia po stogu tai dar plus 5 laipsniai turbūt. Kokie 3-5. Realiai, va karštas oras pučia. Ne šiltas, o karštas jau. O, M3. Nice. Jau ir variklis 9 laipsniai. Sušyla normaliai taip. Kas čia darosi, tai Varšuvai čia. Ir čia dabar be 15:01 tik. O kas čia po darbo vakare 5 bus. Tai žodžiu dabar nusprendžiau varyt ten, kur gyvensiu. Privažiuosiu ten, nes kiek atsimenu, ten yra ir vietų, kur pavalgyti ir panašiai ir pasidėti. Tai gal gausis užsičikinint anksčiau laiko, nes šiaip pagal laiką 3 valandą, o dabar be 15:01. Tikiuosi įleis anksčiau. O po to žiūrėsim pagal orus. Jeigu orai bus, tada galima varyti į centrą. Bet jeigu orų nebus, tada nežinau net. Viskas, hebrytė, pagaliau atvarėm. Oh my god. Greičiau reikia nusirengti. Tas apsirengęs kaip žiemą, o lauke plus 30. Ką, viskas, bandau skambinti, ar jinai pasitiks, ar kaip čia. Pradėjau lenkiškai kalbėti, pasisveikinu lenkiškai, o toliau pradėjau kalbėti rusiškai. Tikriausiai atpažino, kad rusiškai galiu kalbėti. Štai ir apartamentai pagaliau atvykom, visai neblogi, tvarkingi, viskas yra. Vietos ne per daug, ne per mažai, vienam kaip tik, balkonas, vaizdas irgi gana neblogas. Pažiūrėjau jau tašę
viskas sausa. Tad tašė iš AliExpresso waterproofas pasiteisino. Galite atspėti komentaruose, kiek jinai kainavo. Tai už tos pinigus tikrai kosmosas. Tai nežinau, chebra, iš šitos pusės nesimato, bet už mūsų, už nugaros debesis jau ateina. Ir tikriausiai aš nebespėsiu kažkur nuvažiuoti. Šiandien matosi. Bet jo, tikriausiai šiai dienai tiek. Ačiū, kad pasižiūrėjote iki galo. Subscribinam kanalą, padedam laiką ir iki. Prasidėjo lietutis. Tai va, kaip aš spėjau. Gerai, kad važiavau 100 km, 100 pm nuolat, nes kitaip būčiau vėl papuolęs per lietų. Tai va, chebrytė, tokie reikaliukai. Šiandien namie tikriausiai. Eisiu kur nors pavalgyt ir reik ilsėtis.